Sveiki, brangieji. Šią naktį nusprendžiau jūs nudžiuginti trumpų video. Iš tikrųjų filmuoju naktį jau po visų darbų. Ryte atsikėlusios, manau, nudžiugsite pamačiusios video. Žinote, bus tema tokia neilga, ganėtinai tokia trumpa, sakyčiau. Tiesiog bus atsakymas į jūsų klausimą taip arba ne. Bet prašau, formuluokite klausimus iš teigiamos pusės. Na, kaip pavyzdys, jeigu norite sužinoti apie sveikatą, neklauskite, ar aš sergu. Klauskite iš pozityvios pusės, ar aš esu sveika. Na, manau, mane supratote. Nereikia to negatyvo, ar ne? Nes mes galvojame pozityviai, mes kalbame, tariame žodžius iš pozityvios pusės, mes pritraukiame pozityvą. Tai visada rekomenduoju formuluoti taisyklingai klausimą ir iš tos pozityvios pusės jį užduoti. Šiandien bus 3 variantai. 1, 2, 3. Rinkitės arba pagal kortų nugarėlės, arba pagal žvakes. Tokias turiu labai natūralaus bičių vaško žvakes. Čia bus 1 varianto gėlytė, čia bus 2 varianto, toks kankorėžis. Jūs neįsivaizduojat, kaip jos kvepia. Labai visa čia atmosfera kvepia tuo. Atrodo medum. 3 bus pelėda. Vat. Jeigu jums reikia laiko, susistabdykite, pagalvokite, užduokite tą klausimą iš teigiamos pusės, o aš pradėsiu tuomet nuo 1 varianto. Merginos taip pat dar primenu, merginos sakau ir vaikinai, ir aš žinau ir vaikinų mane žiūrinčių, vyrų, primenu apie nuolaidą sielos formuliai. Visą gruodžio mėnesį nuolaidos 50%. Atsiprašau, už truputėlį čia. Primenu visą gruodžio mėnesį iki gruodžio 31 dienos. Taikau 50% nuolaidą sielos formuliam, bet tik sielos formuliam, astrologijai, taro analizam, taro kortų skaitimam netaikau nuolaidos. Pasinaudokite galimybę, kas dar nesupratote savęs, neatradote savęs, nežinote savo talentų, savo stiprių ir silpnų pusių, kur jūsų demonas, jūsų tas juodas mėnulis Lilit, kokia ta tamsi pasąmonės pusė. Galbūt nežinote savo karminio kelio, kuria kryptimi jum eiti, kur judėti, galbūt pasikartojantis kažkokie įvykiai, situacijos gyvenime. Ir astrologija tuo klausimu mums labai padeda, tai yra nuostabus instrumentas, visiems rekomenduoju. Platesnė informacija yra ir po video, ir mano kanale apie sielos formulę. Taigi, vietoj įprastų 70 eurų visą gruodžio mėnesį tik po 35 eurus. Manau, tai nuostabi kaina. Tai kas dar nepasinaudojat progą, tikrai pasiryškit, pasinaudokit, tikrai labai nuostabus dalykas. Gerai, pradėsim nuo 1 varianto ir žiūrim. Jūsų klausimas. Taip ar ne? Čia sakyčiau tvirtas taip, netgi žinokit.
Ypatingai, jeigu tai klausimas apie santykius, nes čia konkrečiai personažai du išeina, tai jeigu klausimas apie santykius ir kaip minėjau, jeigu jis suformuluotas iš teigiamos pusės, tai tikrai taip. Jeigu tai liečia kažkokią kitokią sferą, tai irgi sakyčiau 90 kokių procentų, taip. Labai geros kortos, net taip, žinokit, šitas variantas taip. Čia net nelabai yra ką pridurti. Taip, 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 taip. Žinokit, net neturiu daugiau ką. Visas kortos tokios, žinot, tvirtos, aktyvios, čia tikrai taip. Sakau, jeigu klausimas užduotas teisingai, iš teigiamos tos perspektyvos, iš teigiamos pusės, tai taip, taip. Antras variantas. Aš labai atsiprašau, jeigu jums galiniam fone girdisi mano šuo. Žinokit, nes prancūziukai labai knarkia ir jisai jau tokių laikų miega ir jisai čia pas mane svetainiai guli, tiksliau miega, tai labai knarkia. Gali girdėtis jums, tai atsiprašau. Nu, žiūrim. Antras variantas. Taip ar ne? Nu, dar gal papildykim. Nu, čia labiau žinokit apie taip. Jeigu tai yra kalba apie kažkokį tai, nu, tarkim, jūsų klausimas apie kažkokį tai judesį, judėjimą, apie kažkokias gal perspektyvas dar, tai man žinot, kaip sako, kad reikia jum kiek daugiau įdėti pastangų. Čia apie tai, kad kaip ir taip, bet iš jūsų pusės reikia daugiau dar truputį iniciatyvos, jos per mažai rodo. Nu, šiaip tai žinokit jo, čia duočiau, nu dar pažiūrim kelias kortas, bet kokių tikrai 80 procentų taip. Jo, žinokit, man, ką sakiau, nekabėkit, iš jūsų pusės turi būti daugiau iniciatyvos. Nesvarbu, kas tai yra. Jeigu darbas, daugiau ten iniciatyvos, jeigu santykiai, daugiau santykius iniciatyvos, nežinau, apie ką jūsų tas klausimas, gal noras kažkoks, iš jūsų pusės jums kiek daugiau reikia įdėti pastangų truputėlį. Bet šiaip tai rodo taip.
taip. Jo. Truputėlį daugiau pastangų, truputėlį daugiau iniciatyvos ir tada tikrai taip. Nu, neplaukite visai taip jau ten pasroviui. Nežinau, koks tas būtent noras ar klausimas, bet šiek tiek daugiau pastangų, sako, reikia. Trečias variantas. Pelėda. Nu, gerai, žiūrim trečiąjį variantą. Taip ar ne? Nu, čia kažkokį tai rodo, žinot, tokį truputėlį reikia ties to klausimu pasidarbuoti. Reikia laiko galbūt netgi. Tuoj dar papildysiu. Oi. Gražiai čia iščiuožė. Pažiūrim dar, ką turime omeny su šitą kortą. Nu, žiūrėkit, dar jums reikės truputėlį laiko. Čia rodo apie kažkokius gali būti apribojimus. Atsiprašau. Gali būti kažkokie apribojimai, galbūt kažkokie tai blokai, kažkokios kliūtis šiam, va dabar yra kažkas tai tokio, žodžiu, priklausomai nuo jūsų klausimo, nuo jūsų noro, bet jum kiek dar reikės palaukti arba, taip sakant, išmelsti, dar pasimelsti, dar paprašyti, nu, vat kažkaip rodo, kol kas užblokuota tai. Ne, žinokit, čia šitas variantas kol kas ne. Čia nėra 100% ne, bet kol kas bet rodo kažkokį tai laiko atitolimą, rodo kažkokį tai galbūt darbą ties kažkuo, tai nesvarbu, ar tai santykiai, ar finansai, ar tai kažkokie tai, nežinau, darbai, vat rodo kol kas nutolsta. Čia kalbant apie klausimą, toks jausmas, kad kažkas buvo užduota, galbūt ar greitai bus, ar vat šiam momentui galėčiau vat tai, ką dabar matau, sakyti ne. Bet tai nėra toks 100% ne, čia vat dar su tuo, kad truputį kažkokios dabar kliūtis, gal blokai, gal kažkokie tai vat nesklandumai, bet nu kol kas ne. Bet tai nėra, čia žinot, kaip taškas, čia vat gali viskas pasikeisti, jeigu kažkokie apribojimai nusiims, jeigu, nu žodžiu, čia įvairių variantų gali būti, bet būtent vat jeigu žiūrint dabar, tai ne.
Nu, vat, sakau ir krenta, vat, stagnacija. Ne, žinokit, kol kas ne. Čia sakau, kol kas įšalas, kol kas kažkoks tai laiko toks nusitęsimas, tai čia, vat, nu, sakau, priklausomai koks klausimas. Tai va. Nu ką, labai ačiū žiūrėjusiam, ačiū klausiusiam. Tikiuosi, jum davė tai kažkokius atsakymus, galbūt patvirtinimus. Toks labai trumpas metimukas buvo, tiesiog praskaidrinti jūsų dienai. O šiaip ilgesnį, pilnesnį video planuoju padaryti kelių dienų bėgyje jum ir galite komentuoti, kokių norėtumėte temų, ką norėtumėte išgirsti. Galbūt santykiai, galbūt darbas, karjera, galbūt savirealizacija, ką jūs norėtumėte išgirsti. Labai bus įdomu paskaityti jūsų komentarus. Tai tikrai lauksiu įvairių pasiūlymų, pažiūrėsiu ir iki pasimatymo tuomet kituose video.